Iš tikrųjų, galutinis rezultatas turbūt per geras tam, kas vyko aikštėje. Sutinkat su tuo ar ne? Nesutinku, iš tikrųjų. Rezultatas, manau, kad nesningas. Iš tikrųjų, pirmam kėlinį tai ten padarėm kokį 10 smūgių vartus, vartininkas gerai sužaidė, tik galim kaltinti, kad neišnaudojom tokių progų. Tai antrą kėlinį prakiūrą, negali, tai iš 20 smūgių ten įmušti vieną arba iš vis neįmušti. Nebuvo panikos, kai tie smūgiai skriejo netaikliai? Žinokit, kažkaip nebuvo, iš tikrųjų taip jautėsi, kad tas įvartis bręsta, iš tikrųjų varžovas nieko nekūrė, porą klaidų padarėm pirmam kėlinyje, tai vieną tikrai realų smūgį, o daugiau pilnai kontroliavom žaidimą, turbūt pirmas tokios rungtynės, kur iš tikrųjų taip ir gerai jautėmės ir pavyko sužaisti. Labai įdomu, kas buvo kitoje aikštelėje. Žinojom po pirmo kėlinio, kad tas rezultatas nėra mums palankus, bet iš principo bet kuriuo atveju sakėm, turim žaisti dėl pergalės, dėl alaus ir nesižvalgant visai į kitą aikštelę, atvirai pasakysiu, net dabar dar nežinau, koks ten rezultatas ir nelabai mes sekėm iš tikrųjų, darėm tai, ką turėjom padaryti. Jaučiatės verti būti pirmajam ketverte? Taip, be jokios abejonės. Iš tikrųjų buvo daug tokių rungtynių, kur galėjom iš tikrųjų žymiai lengviau ir galėjom pakovoti dėl kokios antros, trečios vietos, nes dabar nebuvo jokių šansų. Iš tikrųjų, tik vienintelis variantas tą ketvirtą vietą pasiimti, ką ir padarėm. Bet skirtumas didelis tarp tos ketvirtos, trečios? Gali būti kažkoks skirtumas, iš tikrųjų, varžovas šiaip pažįstamas, skaidiškas, jo smagus, ten praeitais metais mus ten gan smagiai apžaidė, sakykim, skirtumas manau yra iš tikrųjų. Bet tai, kad jūs ketvirtio, jie pirmi, dar nieko nereiškia? Manau, kad nieko nereiškia. Iš tikrųjų, mes netiek daug praleidžiam tų įvarčių, galbūt netiek daug ir mušam, bet, kaip sakant, potencialo yra iš tikrųjų mušti, o taip, kad jiem irgi reikės mum įmušti, tai manau, kad bandysim sukovoti, aišku, jeigu nepralošim ten kažkurių rungtynių pirmų, kaip didesnių rezultatų.